Labą dieną, ministrė. Labą dieną. Kartais ministerijos ministrai atrodo labai toli žmonėm ir nuo Utenos atrodo kažkur atitolę, bet šiandien yra kitaip. Ir mes kartu esam su ekonomikos ir inovacijų ministru Luku Savicku ir užduosim keletą klausimų, pristatysim uteniškiam. Ministrė, mes kaip Utenoj susitinkam su verslininkais, dažnai sako, kad biurokratija mus smaugia, dusina tiesiog. Kokie daromi veiksmai šiandien, kad kažkiek tai situacija pagerėtų? Tai pirma, ačiū labai, kad pakvietėt. Labai norisi palaikyti kiek įmanoma labiau tą dialogą ir ne tik tai su mūsų skyriais, su mūsų bendruomenėmis, bet lygiai taip pat ir su verslu. Ir bent jau ką pavyko per tuos 5 mėnesius tikrai pasiekti, tai kad man atrodo, kad verslas jaučia, kad tikrai turi su kuo kalbėtis ir manau, kad tą norisi išlaikyti tokią kaip dvasią. Ir puikiai proga ir šiandien pabendrauti. Tai vienas iš tų rūpesčių, su kuriuo teko pradėti, tai tuo metu visi kalbėjo apie tokį visiems žinomą projektą, Teltonikos projektą, kuris tikrai Lietuvą išskiria iš daugelio valstybių, nes mes turim tokią globalią, didžiulę ambiciją ir galime pasidžiaugti tuo, kad turime tokių verslininkų su tokiamis ambicijomis, jų tikrai nėra daug. Ir pikta, tikrai nuoširdžiai pikta, kad kai turime vietoje norą realizuoti kažką ypatingai konkurencingo, naujo, progresyvaus, kad tai susiduria ne su valstybės pagalba ir įgalinimu, o su trukdžiais, vilkinimu ir savo pačių įstatymais numatytų terminų nesilaikymu. Tai būtent nuo to ir pradėjom, kad reikia spręsti individualius atvejus ir prie esamos sistemos. Tai džiaugiuosi, kad praktiškai visi mūsų ministerijos prižiūrimi stambus investiciniai projektai jau grįžo atgal prie suplanuotų terminų. Tai tikrai ne tik tais mūsų ministerijos čia reikėjo indėlio, bet ir kitų ministerijų, tame tarpe ir energetikos ministerijos indėlis čia buvo tikrai reikšmingas. Tačiau patys suprantam, kad ir sistema nėra tobula ir ieškom sisteminių sprendimų. Tai teko kartu su kolegomis registruoti, tikiuosi Seimas iki vasaros pradžios tą realizuos, tai yra numatyti tam tikrus sisteminius sprendimus. Tai kaip pavyzdžiui, kad mes šiandien nežinom, kur yra ta biurokratijos problema. Ar čia yra kelios įstaigos, kurios sukuria problemų visiems? Ar tai yra problema, kuria randama visose verslo priežiūrą vykdančiose įstaigose. Tai esu pateikęs pasiūlymą Seime, kad atsirastų viena švieslentė, kuris sakytų, kur ir kokios problemos yra matomos. Tuomet nežinosime, ar reikia spręsti problemą, kuri egzistuoja visur, ar vis dėlto tai yra susikoncentravę tik keliose įstaigose. Ir tuo pačiu kuriam sisteminį sprendimą. Verslininkai sako, pratesinėjimas yra problema. Vis prašo iš naujo. Tai sako, vienas pratesimas turėtų būti riba. Jeigu gavai užklausą, turi terminą, per kurį turi atsakyti. Jeigu nespėjai, tuomet gali vieną kartą paprašyti papildomos informacijos, bet nedaugiau. Ministrė jau įsvertinimą darot, aš trumpai, nes jūs labai gerai pasakėte. Biurokratizmas kur? Ar veikime, neveikime, ar teisinėme reglamentavime? Ar tas, kas išduoda leidimą, susiduria tarp šitų dviejų dalykų? Tai yra teisinis reglamentavimas ir visa kita. Tikriausiai, kad yra ir vieno, ir kito. Ir manau, būtų neatsakinga sakyti, tik viena yra problema. Ir jeigu pasižiūrėsi, yra tikrai ne viena sėkmės istorija, kur mes matome, kad prie esamo reglamentavimo viskas sėkmingai vyksta. Bet taip pat yra ne viena situacija, kur mes kai palyginam mūsų terminus su kitais, ne visai gerai. Tai vat, kad taip nebūtų, o kad mes turėtume vienus geriausius teisinius reguliavimus, dabar jau esu pateikęs įstatymo pakeitimą. Tikiuosi Seimas kitą savaitę pradės svarstyti, jis numato galimybės trumpinti 10 kartų. Terminą nuo metų, kartais iki 2 metų trukdavo momentas nuo sprendimo investuoti iki gamyklos statymo pradžios, kartais trukdo net 2 metus. Dabar truks mėnesius. Labai taip ir tikimės. Ta žinia ir perduodam visiems, kad tikimės, kad tokie sprendimai bus priimti. Kada į Uteną atvažiuosite? Aš bandau važiuoti po Lietuvos regionus praktiškai kas antrą penktadienį. Sutrukdo, nebent reikia kažkur keliauti į priekį. Dėl to siūlau derinti laiką. Yra, sakyčiau, nemažai savivaldybių jau prisikvietusių į priekį, taip kad labai kviečiu ieškoti to varianto, kur mes galėtume turėti stiprų vizitą, kur mes galime kalbėti apie ekonomiką, apie bendruomenės ir apie tos bendrus taškus. Nes mes su rasa esam būtent Utenos taryboje daugumoje, tai iš tikrųjų ir mero žinutė, tai derinam laiką ir kviečiam į Uteną. Ir gal šiek tiek užbėgsiu į akį, man atrodo, ne tik, kad mane surasite Utenoje artimiausiu metu, bet gali būti, kad ir nereikšminga dalį vyriausybės narių. Labai džiugu. Ministrė, o dabar keletą dar trumpų tokių klausimų. Jeigu reikėtų apibūdinti Lietuvos ekonomiką keliais žodžiais, kokie jie būtų?
Aš tai sakyčiau, kad mes esame visų pirma tie, kurie jau įrodė, ką gali, jau pasaulis apie mus žino ir netgi nuo tokių dažnai šypseną keliančių temų, kai Lietuva pradėjo kalbėti apie kosmosą, šiandien viena Lietuvos įmonė jau yra gavusi Jungtinių Amerikos valstijų užsakymą pagaminti 1200 mažųjų palydovų. Pagalvokime apie tai, kad mes netgi tokioje specifinėje srityje turim tokių užsakymų. Gyvybės mokslų srityje mes žinome visame pasaulyje, lazerių industrijos srityje mes žinome visame pasaulyje ir daugybė kitų sričių visų neišvardinsi. Bet tai dar tikrai nėra mūsų sėkmės istorijos apibendrinimas. Bet vizija, tikslas, kelias aiškus. Šiandien mes esame vis dar tie, kurie rodo alkį daryti dalykus. Ir tai išskiria mūsų žmonės, mūsų talentus, dėl to investuotojai renkasi čia. Tai, kas dažniausiai mane labiausiai patvirtina, kad mes esam geram kelyje, kad kai įmonė pirmą kartą ateina į Lietuvą, jis sako, aš investuosiu, sukursiu 100 darbo vietų. Po 5 metų jie turi čia 1000 darbo vietų. Tai yra įrodymas, kad tai, ką mes pažadame, galim įgyvendinti ir tas ištesėtas pažadas tampa tokiu įrodymu, kad mes esame tie, kur verta investuoti ir susijęti savo perspektyvą čia su Lietuva. Ačiū ministrė, ačiū Jums už Jūsų Susimatom Utenoje. Tai jo, iki pasimatymo Utenoje. Einam. Ačiū. Iki gamyklos statymo pradžios kartais turbūt net 2 metus.